aš turiu tokį momentą, kad kol aš nesuprantu to žmogaus, aš negaliu pasakyti, kas su juo vyks. Dabar šiais laikais tikrai labai dažnai mes esame mobilizacijos būsenoje, streso lygis kaip pas visus. Aha, taip, kaip pas visus, teisingai. Mūsų kūnas buvo labiau sutvertas fiziniam stresui. Šiais laikais yra toks trendas, longevity, žinai, kad gyvenkim daugiau, gerkim daugiau papildų, darykim visas tas praktikas. Mes labai neįvertinam, kiek daug iš mūsų reikalauja tas mūsų mentalinis gyvenimas. Ta prasme, aš galvoju, kad pagal šitą apibrėžimą sveikų žmonių nėra. Labas, aš esu Gintarė, o tu klausaisi laidos Endobiogenika, kurioje tyrinėjame sveikatą ir laimę iš įvairių pusių. Mano pašnekovai žmonės, kurie savo patirtimi, žiniomis ar pavyzdžiu padeda geriau pažinti save ir įkvepia gyventi sąmoningiau. Nuo šiandien laidoje kalbėsime apie organizmo gebėjimą prisitaikyti prie nuolatos besikeičiančių tiek vidaus, tiek išorės sąlygų, bei gebėjimą atsistatyti. Skamba paprastai, tiesa, bet neapsigaukite. Tikiu, kad paklausę šios laidos į procesus pažvelgsite visiškai kitaip. Kiekvienas iš mūsų gimstame su skirtinga prigimtinė sveikata, tačiau dažnai net nepažįstame savo kūno ribų, nemokame jų gerbti. Vadovaujamės bendromis rekomendacijomis, ką valgyti ar kaip sportuoti, sekame madas, bet retai įsiklausome į savo organizmo galimybės, nes juk taip pasakė tyrimai, arba taip daro visi. Apie tai, ką reiškia iš tikrųjų pažinti save, suprasti savo sveikatos galimybės ir kaip šias žinias paversti sąmoningų gyvenimų, šiandien kalbuosi su daugeliu jau pažįstama ir mylima gydytoja endobiogenikos specialistė Julija Asovskaja. Labas, Julija. Labas, Gintarė. Labai džiaugiuosi tave turėdama laidoje ir kaip pašnekovė, bet prieš pradėdama mūsų temą, noriu tavęs paklausti. Kai pristatinėjau tave mūsų klausytojams, sakiau, kad tu esi gydytoja endobiogenikos specialistė. Tačiau savo paskyroje socialiniuose tinkluose tu esi pasirašius ex-gydytoja. Kodėl ex-gydytoja? Pirmiausiai, faina labai susitikti su tavim vėl laidoj. Kodėl X? Man tai buvo labai svarbu parašyti tą X tam, kad neklaidinti žmonių, kurie pas mane ateina. Dėl to, kad nesukelti lūkesčio, kad jie ateina pas gydytoją ir gaus gydytojo konsultaciją. O tam, kad žmonės, kurie ateina ne tik tai gal konsultaciją, bet ir mano paskyrą, žinotų, kad aš kalbėsiu kaip endobiogenikos specialistė. Ir kad aš konsultuoju kaip endobiogenikos specialistė. O taip aš turiu tą savo visą, sakykime, bagažą žinių kaip gydytoja, nes tai yra mano išsilavinimas. Tačiau šiuo momentu dirbu visai kitokį darbą. Tu laikai, kad tai yra svarbu, jeigu nepraktikuoji kaip gydytoja, leisti pacientams apie tai žinoti. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes pacientas gali ateiti, prašyti išrašyti, nežinau, recepto, kuriuo tu negali, klausti, ar tu gali vartoti ar negali vartoti kažkokių tais vaistų. Ir, kompetencijos yra skirtingos šeimos gydytojo ir endobiogenikos specialistų, nepaisant turimų žinių. Supratau, tai čia viskas dėl tiesos ir dėl to, kad pacientai tave priimtų tinkamai. Ir čia yra tavo sąmoningas apsisprendimas dirbti kaip endobiogenikos specialistė, o ne kaip gydytoja. Taip. Kodėl? Kodėl? Aš turbūt turiu tokią pat istoriją, kaip dauguma šeimos gydytojų ateinančių endobiogeniką studijuoti ir paskui praktikuoti. Kad kai matai pastoviai ateinančius pacientus su tais pačiais nusiskundimais, turi savo apylinkę, žmonės, kuriuos jau gerai pažįsti, bet jie ateina ir tokių esminių pagerėjimų nėra. Jeigu tai ypač aš turėjau pagyvenusių žmonių apylinkę, tai buvo tikrai daug lėtinių ligų ir buvo daug endokrininių iš tikrųjų ligų ir cukrinis diabetas, tame tarpe labai daug buvo pacientų. Ir kad tu matai, kad esmė yra ta pati, kad tu kas 2 mėnesius pratęsi, ar kas 3 mėnesius vaistus išrašomus. Ir tai man kažko trūko ir man trūko laiko įsigilinti žmogų, nes man visą labai įdomu, kaip tas žmogus gyvena. Ir netgi konsultacijos metu endobiogenikos man norisi kuo daugiau. Aš turiu tokį momentą, kad kol aš nesuprantu to žmogaus, aš negaliu pasakyti, kas su juo vyksta. Man reikia to pajutimo ir dėl to man reikia to pokalbio ilgo ir to negalėjau gauti, dirbant šeimos gydytojo. Nežinau, ar čia mano apribojimas, ar sistemos apribojimas, bet išėjau dirbti taip, kaip dabar dirbu ir man tai yra labai prasminga ir tai yra
mano gyvenimu. Nu, ta prasme, gyvenimo būdas toks yra endobiogenika. Aš, žinai, labai džiaugiuosi, kad endobiogenika tave turi ir kad tu atėjai į tą endobiogeniką ir kad tu apskritai likai ir ne tik dirbi su pacientais, bet dirbi ir su būsimais ar esamais endobiogenikos specialistais, padedi jiems ugdytis ir suprasti, perprasti, ką mes dažnai vadinam endobiogenikos mąstymu ir kad gebėtų kiti matyti žmogų kaip visumą. Tai, o dabar jau grįžkim prie mūsų temos ir noriu tavęs paklausti. Dažnai, pavyzdžiui, kai mūsų klausia, pasakykit keliais žodžiais, tai kas yra ta endobiogenika? Mus kaip ir sutrikdo, kad kaip čia trumpai tu paaiškinsi, bet pamenu tavo pasakymą, kad drąsiai galim sakyti, kad tai yra mokslas apie adaptaciją. Tai gali trumpai, kiek gali trumpai papasakoti, kas tai yra ta adaptacija endobiogenikos kontekste ir kodėl jinai mums yra svarbi. Taip, tikrai mes galim sakyti, kad endobiogenika yra mokslas apie adaptaciją, nes adaptacija yra pagrindas endobiogenikos bent jau metode, endobiogenikos filosofijoje adaptacija yra pagrindas visko, kas su mumis vyksta. Ir pačia adaptacijos teorija, jinai nėra kažkas labai naujo, neįprasto, nes pradėjo vystyti tą visą adaptacijos sampratą Hansas Selye 20-ojo amžiaus vidury ir jis pradėjo kalbėti apie tą dabar labai madingą HPA ašį, reiškia pagumburis, hipofizė ir antinkščiai. Ir jisai kalbėjo apie tai, kad streso metu, kai mums kyla poreikis adaptuotis, nes poreikis adaptuotis tai yra poreikis pakeisti savo funkcionavimo lygį, mobilizuoti energiją, kad kažkokį stresą, kažkokį įvykį, kažkokį dalyką, žodžiu, mūsų gyvenime išgyventi, pereiti. Tai Hansas Selye kalbėjo, kad streso metu pas mus vyksta adaptacija ir tada pas mus kyla antinkščių visos ašies aktyvumas ir padeda mums prisitaikyti prie tų pasikeitusių sąlygų. O tos pasikeitusios sąlygos, tai čia gali būti, kad mes nuo meškos bėgam, jeigu taip kalbėti evoliucijos prasme, nes tai buvo, kada mūsų kūnas formavosi, ne? Tai gali būti ir darbas, kažkoks stresinis darbas, tai gali būti, kad kažkas įvyko, tai gali būti, kad šiandien, manau, paliesim tą temą, tai gali būti kažkokie pokyčiai gamtos, cirkadinis ritmas, metų ritmas ir panašiai. Kažkokie vidiniai procesai mūsų. Tai visą tai aktyvuoja, jis sakė, kad aktyvuoja tas stresas mums tą antinkščių ašį ir tai yra adaptacija. Endobiogenika šitoj vietoje daro žingsnį toliau ir kalba apie tai, kad adaptacija tai nėra tik tai energijos mobilizavimas. Tai reiškia, kad mes adaptuojamės ne tik kada bėgam nuo meškos, bet mes adaptuojamės ir kada jau pabėgom nuo meškos, jeigu pabėgom, ir atsisėdom valgyti vakarienės ir ilsėtis ir atstatinėti savo jėgas. Tai irgi yra adaptacijos dalis. Tai iš esmės adaptacija yra mūsų viso gyvenimo procesas, nenutrūkstamas kažkoks šokis mūsų vidaus medžiagų apykaitos, prisitaikant prie savo vidinių pokyčių, prie kažkokių išorinių pokyčių. Mes pastoviai turim eikvoti energiją ir mes turim ją atstatyti. Ir eikvoti ir atstatyti. Nes jeigu mes daug išeikvojam ir neatstatom, tai paskui mes neturim ką eikvoti. Jeigu mes eikvojam mažiau, o kaupiam labai daug, tai kitos problemos gali atsirasti. Tai tas procesas yra labai labai svarbus. Kad jisai vyktų sklandžiai. Darniai, abi dvi pusės veiktų vienodai, nes dabar šiais laikais tikrai labai dažnai mes esame mobilizacijos būsenoje, mes daug mobilizuojamės ir atsistatyti mes pamirštam. Tai čia dėl to sakoma, kad reikia meditacijų, reikia atostogų, taip? Jo, išsimiegosiu, kai mirsiu. Aha. Jeigu adaptacija yra gyvenimo šokis, tai reiškia, mes visą gyvenimą daugiau nieko nedarom, tik adaptuojamės arba atsistatom. Tai kodėl endobiogenikoje yra išskiriamos sezoninės adaptacijos, amžiaus tarpsnio adaptacijos, kodėl tai yra svarbu? Mūsų kūnas, galima pasakyti, turi tam tikras programas. Taip labai grubiai kalbu. Bet kaip aš aiškinu pacientams, kai šneku, nes nuo ko priklauso ta adaptacija, nes mes dabar kalbam taip adaptacija, bet tai yra procesas hormonų pokyčių.
Kai mes mobilizuojam energiją, mes mobilizuojam antinksčių ašį ir skydliaukės ašį, vėlgi supaprastinu truputį. Kai mes atsistatom, pas mus labiau veikia lytinė ašis ir ta vadinama somatotropinė arba augimo ašis, kasa, kepenys, reiškia, nepavalgai, neturi energijos. Tai vat, pas mus yra nuolatinė kaita tarp šitų hormonų funkcionavimo. Ir mūsų hormonai, jie puikiai išmano, kaip jie turi funkcionuoti tokiam baziniam lygmenį. Hormonai turi savo programuotą veikimą. Hormonai reaguoja į dienos šviesą ir jie tada žino, kaip jie turėtų elgtis cirkadinio ritmo atžvilgiu, kad kai šviesu vieni hormonai aktyvuojasi, kai šviesos mažiau, kai tamsa kiti hormonai aktyvuojasi, tas pats veikia ir metų eigoje, kad hormonai žino, kad kai šviesu, kai yra šilta, mums lengviau gyventi, kai yra tamsu, kai yra šalta, mums galbūt, bent jau tai buvo evoliucijos prasme, sunkiau gauti maisto, reikia kažkur slėptis, sudėtingesnis laikotarpis mūsų išgyvenimui ir šituos procesus hormonai žino gerai. Mes puikiai žinom, patys pagal save pastebim, kaip hormonai žino, kad yra kūdikystė, yra vaikystė, yra paauglystė ir jie žino, kaip jiems aktyvuotis. Tai yra tam tikras programuotas poveikis. Ir mums tai yra svarbu suvokti, nors tais laikotarpiais lygiai taip pat aktyvuojasi tas pats mechanizmas adaptacijos, sakykime, per nervų sistemą simpatinį, per pradžioj tas vadinamas katabolinės mobilizacijos ašis, kaip sakiau, antinksčiai, skydliaukė. Tai, bet mums svarbu tą suvokti, nes mes, kai nagrinėjam save, kai mes bandom suprasti, kas su mumis vyko, kaip mums atsirado kažkokie simptomai, kurio laikotarpį mes tada einant per tuos tokius programuotus pokyčius, mes galim matyti, kurioje vietoje galėjo atsirasti kažkoks galbūt medžiagų apykaitos hormonų balanso pokytis, kuris mums sukėlė tam tikrus simptomus gyvenimo eigoje. Ten, pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys - aknė paauglystėje, spuogai paauglystėje. Tai gali būti dėl to, kad kūnui sunkiau adaptuotis prie tų pokyčių, kurie tuo momentu vyksta. Tai vat mums dėl to svarbus tie laikotarpiai. Ir kitas dalykas yra dėl to, kad, sakiau, yra programuotas tas toksai funkcionavimas, bet taip pat yra tas mūsų neprogramuotas netikėtas stresas. Tai yra šiuolaikiniam žmogui, tai yra paprastai jo mentalinė ir emocinė sritis, kur mes susiduriam su kažkokiam problemom gyvenime arba įsivaizduojam, kad susiduriam su problemom gyvenime, užsisukam savo mentaliniuose, emociniuose procesuose ir visa tai irgi reikalauja adaptacijos. Mūsų viskas, kas pas mus vyksta čia, reikalauja iš mūsų labai daug iš tikrųjų energijos. Ir jeigu mes turim tą tokį papildomą stresą, kuris užkliūna ant mūsų tų programuotų adaptacijos procesų, tai jis gali sutrikdyti tai, kas vyksta su mumis. Gal gali plačiau išplėsti tą, daugumai labai lengva suvokti, kad padariau veiksmą, pavyzdžiui, stipriai pasportavau ir kad turėčiau jėgų, turiu pavalgyti, turiu pailsėti ar kad atsistatyti. Ir kai mes kalbam būtent apie mentalinius procesus, pavyzdžiui, apie problemas, kur pakimbam galvoj, kaip tokiu atveju vyksta tas atsistatymas žmogui? Nes jeigu jisai, mes žinau, kad net ir indeksą turim, kuris parodo, ar žmogus linkęs viduj grumolioti mintis ir sukti plokštelę vėl iš pradžių. Tai kaip tokiam žmogui vyksta atsistatymas? Sunkiai. Dėl to, kad vėlgi mes turim pasižiūrėti evoliuciškai. Mūsų kūnas buvo labiau sutvertas fiziniam stresui. Tai reiškia, valgom, susiduriam su kažkokiom bakterijom, turim susidorot su jom, tai yra stresas mums toks įprastas, sakykime. Pabėgti nuo meškos, fizinis toksai stresas. Sezonų kaita, fizinis stresas, nes šalta, šilta, yra maisto, nėra maisto, tokie fiziniai veiksniai. Tačiau šiuolaikinis žmogus gyvena tokį pakankamai komfortabilų fizinę prasme gyvenimą, bet labai daug energijos eikvoja smegenų darbas. Tai ir emocijos, ir mintis, sakykime, smegenyse visgi tai yra procesai vykstantis. Tai vat šitiems procesams, kaip ir visam kūnui, mūsų apart raumenys, mūsų energijos atsargos yra kepenyse. Toks glikogenas vadinamas. Ir šitas glikogenas pas mus ramybės metu, mes jį išeikvojam ramybės metu. Pabrėžiu tiesiog per 4-5 valandas. Bet jeigu mes turim nuolatinį kažkokį procesą smegenyse, kur kas bus, jeigu bus, ir jeigu bus, kas bus, ir tada kas bus, tai aš pastoviai sakau savo kūnui, kad žiūrėkit, mes čia sprendžiam kažkokią sunkią problemą, reiškia, mane vejasi meška ir mes turėsim nuo tos meškos pabėgti, mes turim mobilizuoti energiją. Ir kūnas pradeda mobilizuoti tą glikogeną iš kepenų, reiškia, jį paima ir eikvoja.
Ir streso metu išeikvoja daug greičiau negu ramybės metu. Tai reiškia, jeigu taip 4-5 valandom ramybėje, jeigu aš ant sofos sėdėčiau, nevalgyčiau ir tik tai ten kažką bendraučiau. Ir jeigu aš dirbu su pacientu, tai aš tą savo rezervą kartais išeikvoju dar konsultacijai nepasibaigus. Tai mes labai neįvertinam, kiek daug iš mūsų reikalauja tas mūsų mentalinis gyvenimas. Nes mūsų raumenys turi savo tą atskirą glikogeną, nes tai buvo stresas. Kūnas raumenims davė, evoliucija raumenims davė savo atsargas, o smegenims tai ne. Ten nėra kur kaupti iš tikrųjų smegenyse, kaukolės apribotos smegenys. Gerai, o tada pakalbėkim dar apie mūsų kasdienius pasirinkimus ir kaip jie prisideda arba kenkia mūsų tam adaptacijos procesui. Pavyzdžiui, miegas, maistas, pakankamai arba nepakankamai, ar per daug to judesio. Tai visi šitie, gal išskyrus miegą, valgymas, sportas yra adaptacijos poreikis. Tai, ką mes valgom, kada mes valgom, kiek mes valgom, kada mes sportuojam, kiek mes sportuojam, ką mes sportuojam, kaip mes po to atsistatom po to sporto, visa tai turi iš tikrųjų daug įtakos mūsų galimybėms adaptuotis. Nes kartais mes per mažai leidžiam savo atsistatyti ir per daug išeikvojam. Tikrai čia yra problema, kurią aš, bent jau tarp mano kontingento pacientų matau labai dažnai, kad žmonės, pavyzdžiui, imasi protarpinio badavimo ir nevalgo pusryčių ir nueina dirbti savo labai kažkokį protinį, mentalinį darbą ir neturi to tiek laiko resurso išlaikyti, tarsi glikogeno kepenyse tiek jiems neužtenka. Nes 4-5 valandos tai čia būtų ramybė, ne, kaip sakiau. Įtemptas darbas, jeigu žmogus turi tą mūsų mėgstamą hormoną TRH, tireoliberiną aktyvų, čia mūsų kūrybiškumo hormonas, tai jeigu jis yra labai aktyvus, tai kartais per 20 minučių galima išeikvoti savo visas tas 4-5 valandų atsargas. Aš tikrai turiu jį aktyvų ir labai greitai išeikvoju. Ir tada žmogus nepavalgęs, dirba, tada galbūt pavalgo pietus, nes jau gal 16 valandų praėjo, ne? Tada galbūt nepavalgo kažkokio užkandžio ir vakare ateina ir sako, aš turiu emocinį valgymą. Tai problema yra ne emocinis valgymas, problema yra energijos trūkumas visos dienos eigoje. Ir mes dažnai tą savo padarom, nes pavalgysiu vėliau, arba čia ypač žmonės, kurie labai prižiūri savo maistą, kartais nepavalgo dėl to, kad nėra ką pavalgyti, bet tada tikrai eikvoja per daug savo energijos. Su sportu iš tikrųjų, ką aš pastebiu dažnai, tai kad žmonės, kurie nori iš savęs išspausti maksimumą visose srityse, ir darbe maksimumas, ir šeimoje maksimumas, ir sporte maksimumas, tai išeikvoja irgi daugiau negu sugeba paskui atstatyti. Ir eina irgi link energijos deficito, sakykim. Ir tikrai profesionalūs sportininkai, ką jie žino, kad reikia atsistatinėti. Jie žino, kada reikia gulėti ir kiek reikia suvalgyti. O aš tą pačią klaidą esu darius ir su protarpiniu badavimu, ir su sportu. Tu eikvoji ir nepagalvoji, kad tu turi daugiau sričių savo gyvenimo negu tik tai sportas. Ir tu nori, kad visur būtų. Yra tas tokia kaitlintės teorija, kad mes turim kiekvieną savo tokią kaitlentę ir ten yra 4 tos dalos. Ir mes visų 4 negalim ant maksimumo būti įjungę. Ir tos 4 yra mūsų darbas, mūsų šeima, mūsų socialinis gyvenimas ir mūsų sveikata. Tai kažkuri viena būtinai nukentės. Tai jeigu mes savo šeimą, savo socialinį gyvenimą, savo darbą įjungiam ant maksimumo, tai sveikata liks nukentėjus. Žinai, klausiau tavęs ir tu taip pasakoji, dalinies ir aš galvoju, Julija, tu čia apie mane kalbi, nes aš pamenu, kaip aš tavęs negalėjau pakęsti, kai tu man aiškini, kad Gintarė, tau protarpinis badavimas netinka, kai sugalvojau, kad aš čia dabar 5 dienas badausiu, sakai, tau netinka ir kiekvieną kartą iš tavęs norėdavau palaikymo, o gaudavau moralą, kad aš visiškai nepaisau savo organizmo galimybių ir einu prieš jo valią. Ir man buvo tikrai labai sunku priimti, nes knygos gi rašo, kad tai yra autofagija. Aš taip padedu savo organizmui. O tu kaip koks nors ten, nežinau, Mefistofelis man ant peties atsisėdus, kukuoji, kad Gintarė, tu keli stresą organizmui, pas tave kortizolis ir taip yra aukštas ir ką tu darai, tu dar jį labiau didini. Ir žinai, aš tikrai nepamiršiu, aš nusipirkau knygą kažkokią ir kai jau ten perskaičiau
man tikrai gėda ir atsiprašau tavęs, kad aš taip abejojau ir tiek tau reikėjo kantriai man pasakoti, redukuoti. Ir tik tada aš supratau, kad, nu jo, aš tikriausiai turiu pradėti klausyti tai, ką tu sakai, nes realiai aš nejaučiau jokio streso. Va čia yra momentas, kad gal žmonės galėtų lengviau įsiklausyti į savo kūną, jeigu jie jaustų tą streso reakciją ir panašiai, bet kai tu esi įpratęs būti pastoviam strese, tau atrodo tai normalu. Taigi viskas kaip visada, man viskas gerai. Ir pamenu, kaip mokiausi ir valgyti, kad gerbčiau savo kūną, ir kaip atsisakiau šalto dušo, nes labai faina buvo nugalėti save ir lysti, ir protarpinio badavimo, ir badavimo. Ir galvoju kartais, tai gyvenimas neteisingas, žinai. Bet daug yra žmonių, kurie turi aukštesnį kortizolį, ar tai reiškia, kad jiems visiems netinka tada protarpinis badavimas, nu ir kiti momentai, kurie kelia vienaip ar kitaip stresą organizmui. Pradėkime nuo to, kad reikia paminėti, kad į šaltą dušą aš tave įtraukiau pradžiai, o paskui jau pradėjau kitaip. Jo, bet jo, kas liečia badavimus, aš ne tik tai žmonėms, kurie turi aukštą kortizolį, nerekomenduoju visiems badauti, kai dirbi. Jeigu badavimas nėra kažkas, ko negalima daryti, kas būtų blogai, bet jeigu tu nori badauti, tu turi surasti ramią dieną, kai tu nieko neveiksi, nežinau, galbūt tu kur nors prie ežero sėdėsi, ten medituosi ir kažkoks tai bus dar ir dvasinis procesas tuo pat metu, tai va čia yra geras badavimas. Tada, kai tu nereikalausi iš savo kūno papildomos energijos. Julija, čia yra kankinio kelias, tu įsivaizduoji, tu sakai, kad tada, kai tu pagalvok, kaip yra sunku nieko neveikti. Ta prasme, ir nevalgyti tuo metu. Taip, nes tada mintys sukasi vien tik apie, o ką padaryti, ir tada maistas tampa nusiraminimo šaltiniu. O kai tu veiki, tai tau net minčių apie jokį maistą nėra. Taip, yra iš vienos pusės labai patogu, bet iš kitos pusės tai turi savo pasiekmių. Ir, žinai, čia yra endobiogenikos tas stiprus momentas, kad mes pagal mūsų indeksus galim kartais vertinti to, ko žmogus nejaučia arba yra nusijautrinęs, ir nenori pastebėti, nes, žinai, sakai, aš apie tave kalbu, aš apie save kalbu. Nes aš daug metų, iki nėštumo iš tikrųjų, kaip pradėjau planuoti, taikiau protarpinį badavimą. Aš nevalgiau pusryčių, aš valgiau maždaug 2 kartus per dieną. Aš priėmiau kaip normą, kad aš kai pabaigiu darbus, pati dirbu, reiškia, klinikoje su pacientais, aš esu be jėgų visiškai. Aš nuvarau namo, aš pavalgau ir tada aš vis tiek dar kelias valandas negaliu atsigauti visiškai. Ir man tai atrodė, kad tai yra norma. Kad tai čia tiesiog pavargsti darbe, bet aš pajaučiau skirtumą, kai aš pradėjau valgyti pusryčius. Ir tada ateini į darbą, turi energijos, atidirbi, taip, tu jos kažkiek išeikvoji. Galbūt mano atveju, kadangi mano ta cukraus apykaita dar tokia nestabili, aš šiek tiek daugiau išeikvoju. Bet tas atsistatymas yra daug trumpesnis. Nereikia būti duobėjai iki, 7 vakaro ir tada, tai dabar kažką veiksim. Tai, mes kartais priimam kaip normą tuos dalykus, kur gali taip nesijausti. Bet žinai, yra, aš manau, momentas tas, kad mes dažnai labai pasitikim mokslu, kaip ir gerai, kad mokslas yra, bet jisai tarsi generalizuoja ir taiko, kad tai visiems turėtų tikti. Ir tada, kai matom, kad ten dar mūsų draugams labai tiko ir natūralu, ar ten pažįstamų ratui, mes natūralu, kad norim būti kaip visi. Ir endobiogenika dažnai kalba, ne dažnai, o visada kalba apie tai, kad mes kiekvienas esam unikalus ir tą unikalumą pabrėžiam per prigimtinę sveikatą kaip tokią, kad mes kiekvienas turim skirtingą prigimtinę sveikatą, tai reiškia skirtingą gebėjimą adaptuotis ir atsistatyti ir kad pažindami save mes tik tada galėsim kaip gerbti tas ribas, nors nebūtinai norėsim tą daryti ir kartais gali būti, kad ir nedarom, kad yra pacientai, kur vienas atvejis yra labai įstrigęs man
apie vyrą, kuris dirba naktiniai pamainoj ir jo antinkščiai yra labai nusilpę. Ir jis prašo vis tiek, kad jam duoti mikstūrų, o nekeisti tą tikrąją priežastį, kuri prisideda prie to, kad jo adaptacija yra sutrikusi ir tos energijos nebėra. Tai kartais mūsų tas sąmoningumas gal ateina paskui, reaguojant į sveikatos sutrikimus jau kaip tokius. Tai yra kaip ir mokymosi, gyvenimo mokykla, mokymosi procesas visą gyvenimą mūsų sąmoningumo. Bet tu labai gerą, žinai, palėtei tą temą su prigimtinė sveikata ir iš tiesų apie ką kalba endobiogenika ir va tas žodis, kuris buvo Laprazo ir Durafūro pasiūlytas terrain, ne, tas mes lietuviškai terpė dažnai sakom, tai kad ta terpė jinai turi du komponentus, mes sakom. Turi struktūrą ir turi funkciją. Tai struktūra apsprendžia iš esmės, tai yra mūsų įgimtos galimybės. Ir labai gražiai buvo parašyta endobiogenikos vadovėlį, kad struktūra apsprendžia mūsų gyvybės pasireiškimo minimumą ir maksimumą. Tai reiškia, mūsų tos ribos, kiek aš galiu savo gyvenime sau leisti įkvoti, jos yra apibrėžtos. Ir tikrai mes turim skirtingas ribas. Ir su tuo labai būna sudėtinga gyventi, ypač šiais laikais, kai naratyvas yra, kad maksimumas spaudžiam, kuo daugiau darysi, tuo tu būsi daugiau sėkmingas, daugiau pasieksi. Tas, kaip sakiau, kaip... Galbūt, bet aš kaip suprantu, čia kaip su banko kreditinė kortelė. Kredito kiek įdėta ir tu gali naudoti 80 metų, o gali išnaudoti per 40 metų. Tai va būtent, tame ir yra esmė, kad mes tą savo maksimumą esam linkę peržengti. Ir tikrai kai kuriems labai pasisekė ir jie turi labai didelį maksimumą. Ir gali eikvoti, gimė ten, nežinau, Rockefellerio šeimoje ir eikvoja ir pabaigos tam energijos rezervui nėra. O kiti turi tą pabaigą savo energijos, kažkur jis galbūt gali būti visai netoli. Mes turim tą įvertinti ir tą padeda įvertinti šeimos savo analizavimas, savo sveikatos per gyvenimą analizavimas, galiausiai tas įsiklausimas, kada aš įkrentu į tą energijos duobę. O galima kaip nors greituoju būdu sužinoti, tai kokia tai yra mano prigimtinė sveikata? Ar ne, čia jeigu vaikui darytumėm gimusiam tik tai endobiogeninį tą tyrimą, galėtume matyti, kokią prigimtinę sveikatą jisai atsinešė? Ką tik gimusiam būtų sudėtingoka, nes pirmas 3 savaitės yra adaptacijos laikotarpis ir labai stiprios adaptacijos. Tai ten viskas būtent apie tą prisitaikymą labai didelį, nes pokytis yra milžiniškas gimimas. Bet vėliau iš tiesų endobiogenika gali kažkokias gairės matyti, duoti kažkokias gairės ir matyti kažkokias tendencijas sveikatos. Mes tą galim vertinti, bet tai yra ne tik tai indeksų klausimas, tai yra pokalbio klausimas su, jeigu tai yra vaikas, tai gal su tėvais, išsiaiškinant, kokie polinkiai yra šeimoje, kokia ta šeima, kokia sveikata bendrai, nes kai kurių tikrai, matai, indeksai pakankamai balansuoti, klausi, kiek ten senelė gyveno, tai ilgaamžiai ten iki 95 gyveno, tai tu jau matai, kad yra labai stipri bazė, tas struktūrinis komponentas tos terpės yra labai stiprus, o kiti ten, nežinau, sako senelį, taip, ten 70, 66 mirė, tu matai to žmogaus indeksus, tu girdi jo sveikatą, ką jisai pasako apie sveikatą ir tu matai, kad galbūt tos struktūrinis komponentas nėra tiek daug resurso turintis savyje. Aš turiu 2 klausimus, bet labai nenoriu pamesti dar vienos dalies, nes pakalbėjom apie struktūrą, tai dabar dar apie funkciją reikia pakalbėti, nes sakai, kad yra 2 elementai. Tai jeigu struktūrinis yra tas mūsų minimumas, maksimumas, o kas yra funkcija šio klausimu? Tai funkcija tai yra, kaip mūsų ta struktūra sugeba adaptuotis gyvenime, kokie pokyčiai gali vykti, kaip tas viskas vyksta. Tai adaptacija iš esmės, galima smulkintis, bet taip grubiai šnekant, tai yra adaptacija ir yra funkcija. O tada nuo ko priklauso mūsų prigimtinė sveikata? Aš suprantu, kad jau mes nelabai kažką galim padaryti, gerbti tai, ką turim ir ką jau išgyvenam per savo netinkamus ar tinkamus pasirinkimus ar ir tokius. Bet, pavyzdžiui, yra moterys, kurios laukiasi, gal jos kažką gali, žinodamas tą informaciją, padaryti kitaip, kad pagerintų, ar čia tik genetika? Tai genetika tikrai čia turi didelį svorį, bet vėlgi genetika nėra nuosprendis, kaip ir.
Nes yra epigenetiniai veiksniai, kurie gali keisti mūsų tų genų pasireiškimą, ne? Vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kad kažkokio vieno geno buvimas, jis neapsprendžia, kad kažkokia problema pasireiškia, nes tai yra, kiekvienas tas sutrikimas turės daug įvairių sudedamųjų. Tai taip, kad iš esmės pakeisti savo tą prigimtį nelabai mes galim. Mano mama sako visada, genetikos su pirštu neprispausi. Tai kiek mes atsinešam, tai vis tiek bus, stipriai veiks mūsų gyvenimą. O kad jau kai gimęs tu galėtum pakeisti, tai tu jau turėsi tiesiog gerbti tai, ką turi. Bet mums nebūtina iš tikrųjų gerbti tai, ką mes turim, nes mes tikrai galim, jeigu mes matom prasmės, eikvot daugiau, negu mes turim energijos, bet mes turim tą sąmoningai padaryti, ne? Tai yra mano sąmoningas sprendimas pasieikvot kažkokiam tikslui, kažkokiam labui ir taip toliau. Tai čia yra okei, žinai. Tai, bet čia, žinai, kaip apie tą vyrą, kuris dirba naktinį darbą, jeigu tai yra kažkas, nežinau, kas jam prasminga yra, tai... Arba gal žmogus, žinai, nemato kitų pasirinkimų, gal yra paskolos, dar kažkas ir jisai tiesiog turėtų daugiau streso nedirbdamas. Taip, negu... Jo, tai čia yra vienas dalykas, tik labai svarbus tas, manau, sąmoningas momentas tą suvokti, nes tikrai vieną labai fainą tokią pacientę turėjau, kurie atėjo ir pasakė, aš pradėsiu už kelių mėnesių dirbti labai stresinį darbą, aš noriu maksimum, kiek galiu dabar pastiprinti save ir žinot, ką man daryti, tada, kai mano tas darbas prasidės, nes aš noriu taip dirbti. Nėra klausimų, ne? Ta prasme, taip, ką mes galim padaryti, kiek aš turiu galimybių kažką rekomenduoti padėti, aš darysiu. Dabar prie to klausimo apie nėštumą, ką, pavyzdžiui, nėštumo metu gali moteris padaryti, tai, žinai, aš asmeniškai nenorėčiau tų nėštukių apkraut dar papildomais kažkokiais dalykais. Nes, mes galim sakyti, kad, ten maistas, turim būti ramios, o tai, žinai, toks nėštumo metu labai sudėtinga išlikti ramiai moteriai. Tai aš galbūt vėlgi grįžčiau iš tų rekomendacijų, tai aš sakyčiau, kad geriausia, ką gali nėščioji moteris padaryti tam, kad jos tam vaikui būsimajam būtų ramiau, geriau, kuo komfortabiliau, sakykime, kas leistų galbūt kažkiek tai struktūrai būti stipresniai, tai rasti savo bendraminčių. Turėti kažkokį palaikymo ratą, mamų galbūt, kurios supranta, per ką ta moteris eina, kas vyksta, o dabar tų grupių iš tikrųjų mamų ir nėštukių yra daug ir aš manau, kad tai būtų vienas geriausių dalykų, nes tai suteikia ramybės, tai suteikia to oksitocinio poveikio. Žinai, aš prisiminiau, kai laukiausi antro savo vaiko ir pamenu, kadangi aš šiaip esu kaip ir vienturtė, tai niekada man nereikėjo nieko dalinti, žinai. Ir puikiai žinau, kaip galima mylėti tą vienintelį vaiką. Ir aš atsimenu, gal 6 mėnesį mane panika pagavo realiai apie tai, kaip aš mylėsiu antrą vaiką. Bet atrodo dabar, juokas ima, bet tikrai tada išgyvenu ir atsimenu, mes tuo metu gyvenam Švedijoje ir aš nenorėjau eiti nei anglų, nei švedų kalba pas psichoterapeutą, nes vis tiek kalbėti apie jausmus, net lietuvių kalba kartais būna sunku įžodinti, ką jau kalbėti apie užsienio kalbą. Ir pamenu, kad ieškojau online specialistų, man arba nekonsultuoja tuo metu, dar nebuvo baisiai populiaru, arba man tas, kas konsultuoja, man nepatinka. Ir tada dar buvo super mamų portalas. Ir aš atsimenu, man tikrai buvo išsigelbėjimas, kad aš parašiau jau neapsikentus to nerimo, tokia sąmoningų mamų grupė ir aš tada atsimenu pasidalinau, kad aš nerealiai nerimauju dėl to, kad aš nemokėsiu, nes žinai, tas blogos mamos, o pas mane šiaip super mamos sindromas yra, tai aš jau pergyvenau avansu, kad aš nemokėsiu mylėti antro vaiko. Tai man tikrai labai padėjo tas buvimas ir pagalbos atliepimas, palaikymas, žinai, kuris tikrai yra labai svarbus. Bet kitas dalykas, žinai, Julija, aš galvoju, nėštumas iš tikrųjų yra labai ypatinga būsena ir kaip gerai sakai, kad apkraut, užkraut, nesinori, nes ir taip daug nerimo yra. Bet vis dėlto, žinai, meditacija, galvoju, šiandien dienai man yra toks atradimas, aš gal daugiau negu metai vis bandžiau medituoti ir man tikrai labai nesigaudavo tos meditacijos. Mano protas labai kaip beždžionės protas, jisai
sukasi, kalbasi ir ten visaip kaip. Bet aš tikrai pradedu jausti, kad man pamažėl pradeda pavykti. Nes aš pradedu matyti, kaip aš nurimstu, kad tikrai tas protas, jisai vis tiek dar aktyvus, bet jisai nurimsta. Tai aš galvoju, čia, žinai, toks kaip dantų valymas, realiai tikrai visi turėtumėm vos ne nuo darželio laikų būti mokomi, kaip mes galėtumėm nurimti, nes tikrai to streso visur yra pilna. Ir čia įgūdis, kaip sakau, dantis valytis. Kaip tą minčių centrifugą sustabdyti, kad jinai... Taip, nes mes indeksą neturim tokį. Jo, tikrai yra vienas, yra toks ryškesnis, dar kaip kitų mes jį vadinam? Adaptogenais vadinasi. Tai bet mūsų indeksai tokie labai... Minčių centrifugą ir pavadinti lietuviškai, žinai. Gerai, aš dažnai noriu tavęs paklausti, mes labai daug kalbam apie stresą. Ir manau, kad mes turėtumėm aiškiau paaiškinti žmonėm atskirai, kas yra tas stresas. Per pavyzdžius galbūt, žinai, pavardinant, kad, nes kaip jau kalbėjom, ryšį su savim retas, kuris turim gerą ir esam pripratę net ir stresinėse situacijose nieko nejausti arba jaustis gerai, normaliai. Streso lygis kaip pas visus. Aha, taip, kaip pas visus, teisingai. Tai vat, kas yra tas stresas? Tai stresas iš esmės yra viskas, kas iš mūsų reikalauja energijos. Bet koks procesas, mums su tavim dabar čia kalbėtis, yra tam tikras stresas. Galbūt mes esame įpratę galvoti, kad stresas reiškia, aš turiu kažką tokio jausti, kad man kažkas negerai yra. Ir tai bus stresas. Bet tai nebūtinai. Turi būti kažkas, tas nemalonus jausmas, turi stresą lydėti. Nes stresas yra daug plačiau. Bet tai yra tas, kas reikalauja energijos. Mums pakalbėti reikia energijos. Man pamaskatuoti rankomis reikia energijos. Ir endobiogenikoje mes suskirstom stresą į 3 kategorijas. Yra iš išorės ateinantis stresas, tai yra kosmobiologiniai ritmai, cirkadinis ritmas, metų ritmas. Mes turim prie jų derintis, priklausomai nuo šviesos kiekio, keičiasi mūsų hormonų veikla. Tai reikalauja energijos, tai reikalauja adaptacijos. Tai yra išorinis stresas. Dar išorinis stresas yra oras ir maistas, kurį mes valgom, ir oras, kurį mes kvėpuojam. Nes su oru mes gaunam daug įvairių patogenų, sakykime, ir taršalų, su kuriais mūsų kūnas turi susitvarkyti, arba su jais sukovoti, arba juos toleruoti priklausomai nuo to, kas tai yra, ne? Kai mes valgom maistą, vėlgi tam, kad suvirškinti, mes turime eikvoti energiją. Virškinimas nėra savaime vykstantis inertiškai procesas, jis reikalauja irgi energijos. Tai irgi yra stresas iš esmės. Dėl to netgi kalbant apie maistą, mums svarbu, kokį mes maistą valgom, dėl to, kad kiek tai energijos iš mūsų atims tas suvirškinimas to maisto. Tada mes turim iš vidaus ateinantį stresą, tai yra mūsų vidiniai ritmai. Augimas, kūdikystė, vaikystė, paauglystė, lytinis brendimas yra iš vidaus ateinantis stresas. Tai yra mėnesinių ciklas moterims, nes mėnesinių ciklo metu įvyksta tiek daug beveik kasdien pokyčių, hormonų svyravimų įvairių, kad tai irgi reikalauja labai daug energijos. Ir iš tikrųjų mėnesinių ciklas yra labai energijai imlus procesas. Nėštumas lygiai taip pat yra adaptacijos laikotarpis, yra stresas kūnui. Ligos kažkokios, atsistatymas po operacijų, visa tai. Ir trečias šaltinis yra čia. Mūsų centrinės nervų sistemos funkcionavimas. Mūsų mintis ir mūsų emocijos, kurios, kaip jau šiandien kalbėjom, dažnai kelia bereikalingą poreikį eikvoti energiją. Nes mes bėgam nuo meškų, kurių neegzistuoja. Supratau, tai jeigu viskas yra stresas, tai nežinau, gyventi liūdna darosi. Čia, žinai, tas yra toksai, kaip sakyti, memas, ne? Kai 2 žmonės važiuoja ten traukinį ir vienas, viskas neturi prasmės. Kitas, viskas neturi prasmės, tai čia lygiai taip pat viskas stresas. Taip, tiesiog gyvenimas. Supratau. O jeigu liga yra adaptacijos sutrikimas, tai kaip tai keičia požiūrį į sveikatą? Man atrodo, tai daug ką keičia. Nes endobiogenikos požiūrį mes žiūrim ne į kažkokius molekulinius mechanizmus, kažkokių
ten vienos molekulės ar ten vieno receptoriaus kažkokį pokytį, kas gali tikrai turėti įtakos sutrikimų išsivystyti ir tikrai turi įtakos. Bet tai nėra priežastis, nu, vat, kaip mes kalbėjom iš tikrųjų mūsų pirmoji laidoje, ne, kad kur yra priežastis tų problemų. Tai vat, globaliai pasižiūrėjus, energijos apykaitos disbalansas, jisai ir sukelia mums simptomų. Nes mūsų kūnas, jisai, kai mes esam ilgalaikiam kažkokiam eikvojimo procese, na, pavyzdžiui, mes tai vadinam generalizuotas adaptacijos sindromas. Tai yra toksai adaptacijos procesas, kuris užsiveda, kai mes turim arba labai staigų ir netikėtą stresą, nu, kažkas atsitiko, nežinau, avarija, mirtis, artimo, ten, nežinau, atleido iš darbo, žinai. Arba kai mes turim lėtinį užsitęsusį stresą, kuris mes nežinom, kada pasibaigs. O tokį turim daugelis. Arba ten koks nors nemylimas darbas, arba ten kažkokie sudėtingi santykiai, ne, arba visi tie vaikystės traumos, visos, apie kurias dabar daug yra kalbama iš tikrųjų, visa tai gali užvesti tą generalizuotą adaptacijos sindromą. Ir tai yra, kai mūsų kūnas visą savo ašis, visus savo organus mobilizuoja tam, kad mes tą didžiulį stresą milžinišką išgyventumėm. Ir tokiam funkcionavime neįmanoma būti ilgą laiką. Kūnas pradeda kažkur taupyti ir suranda tą vieną kažkokią liauką ar kažkokį organą, kuris padės taupyti energiją. Ir tas organas, ta liauka, perima ant savęs visą tą krūvį, kad visos kitos galėtų funkcionuoti įprastam lygmenį. Ir šitoje vietoje atsiranda kompensacija ir atsiranda kažkoks sutrikimas. Ir mes pradedam jausti galbūt pradžioj simptomus, bet kuo daugiau einam į tą dekompensaciją, tuo labiau paskui atsiranda kažkokios lygos. O tai kaip, pavyzdžiui, čia gal galima pasižiūrėti ir į ilgamžiškumą per endobiogenikos prizmę, nes šiais laikais yra toks trendas longevity, žinai, kad gyvenkim daugiau, gerkim daugiau papildų, darykim visas tas praktikas, kurios mums prailgins gyvenimą. Bet kaip endobiogenika žiūri tada į tą ilgamžiškumą? Vėlgi tai yra toks, mūsų adaptacijos balansavimo, sakykime, klausimas apie tai, kiek mes eikvojam ir kaip mes atsistatom, kad tarp šitų dviejų dalių būtų, plius minus balansas. Galbūt ne kasdien tas balansas išeis, bet taip bendroj sumoj, kad tai būtų kažkoks balansuotas procesas, kad mes eikvotumėm tiek, kiek mes galim sau leisti ir atsistatytumėm tiek, kiek mes galim sau leisti. Nes mūsų kūnas tai mėgsta kompensuoti netgi ir atsistatymą. Jeigu aš labai daug išeikvojau, kūnas sako, tai dabar jau aš atsigriepsiu, ne? Ir, pavyzdžiui, svoris po kažkokio streso gali augti. Ar ten kažką mes galim kitų dalykų nepageidaujamų savo kažkokiu auginti, tai irgi gali būti kaip kompensacijos, ne procesai. Tai iš esmės aš tai žiūrėčiau į tai, kaip į būtent savo energijos ekologišką išleidimą, išnaudojimą. Nes taip mes galim, galbūt tam struktūriniam komponentui, mes galim surasti kažkokių papildų, kurie būtent mums tiktų ir galbūt kažkiek pastiprintų tą struktūrinį komponentą. Aš manau, kad tas šiuolaikinis trendas longevity yra apie tai, kad pastiprinta struktūrinį komponentą. Bet yra ir ta kita dalis, tai yra tas funkcija, tai yra kiek mes eikvojam, kiek mes savęs kažkur įdedam, kiek mes nepaisom savo ribų ir tai irgi yra labai svarbu, nes kiek tu ten gali tą struktūrą, tu negali jam, žinai, gerinti, jeigu tu vis tiek daugiau eikvosi. Čia visi tie, kam yra aktualu tas ilgamžiškumas, kurie daug dėl to daro, jiems drąsiai endobiogenika galėtų padėti duoti grįžtamą ryšį, ar tai, ką jie daro, yra suderinta su jų prigimtinė sveikata, arba kitaip sakant, gal sveikatos galimybėm. Iš dalies sakyčiau taip, nes mes vis tiek kalbėtumėm savo terminais. Nes aš tą patiriu konsultacijų metu, kad kai žmonės ateina, kurie labai domisi ilgamžiškumu, jie norėtų matyti ir girdėti iš manęs apie tos papildus, kurie jie vartoja ir kiek tai kai kurių papildų poveikį mes matysim indeksuose, kai kurių ne, bet ką mes galim duoti kokį grįžtamą ryšį, kur dar galima būtų pakeisti kažką gyvensenoj, kad geriau jaustis. Ir dažnai tai yra mentalinis ir emocinis pasaulis. Julija, prieš judant prie pabaigos,
Noriu, žinai, pasidalinti ir žinau, kad žinai, nes pagrindė visi dabar cituoja PASO supratimą apie sveikatą, kad sveikata tai yra visiška fizinės, emocinės ir socialinės gerovės būsena, tai ne tik ligų ar sutrikimų neturėjimas. Ir, žinai, atrodo labai skamba labai gerai apibrėžimas, kad apima visas sritis, bet aš tada galvoju, o kas yra sveikas? Ta prasme, aš galvoju, kad pagal šitą apibrėžimą sveikų žmonių nėra. Taip, tas apibrėžimas jis labai teoriškai gerai atrodo, bet praktiškai tada mes turėtumėm pasakyti, kad daugelis žmonių pasaulyje yra nesveiki, nes yra 8%, kurie gyvena nepriteklių pastoviai, žinai, pinigų prasme. Tai jau čia socialinis komponentas prarastas yra. Ir čia tas visiškas man žodis, tai reiškia absoliutus, toks labai aukštas standartas, maksimum uždėtas. Gerai, tai mes abi sukritikavom tai, o dabar pabandykim tada, tai kaip endobiogenika supranta sveikatą? Kas yra sveikata pagal endobiogeniką? Aš gal už visą endobiogeniką taip nedrįsiu atsakyti. Tu už save atsakyk. Jo, atsakysiu už save. Čia mano asmeninė nuomonė tikrai, kad žmogus yra tiek sveikas, kiek jisai pats sprendžia, kad jisai sveikas yra. Nes vėlgi, mes galim pasakyti taip labai irgi gražiai, kad kuo geriau žmogus sugeba adaptuotis, tuo jis yra sveikesnis. Bet yra krūva žmonių, kurie puikiai sugeba adaptuotis, bet nesijaučia sveiki. Arba kurie, aš matau, kad jų adaptacijos galimybės yra pakankamai neblogos tikrai, bet yra kažkokių simptomų. Ir aš manau, tik pats žmogus gali savo nuspręsti, ar jisai sveikas ar ne. Nes tu gali sirgti kažkokią ligą ir jaustis pilnavertis ir sveikas. Nes dabar tas toks trendas yra, kad nesveikas, tai reiškia kažkoks tikrai nepilnavertis, neabsoliutus žmogus, kaip pagal PSO. Tai man atrodo, kad čia tik tai kiekvienas žmogus pats savo turėtų nuspręsti, aš sveikas arba aš nesveikas. Aš galiu turėti diagnozę ir būti sveikas vis tiek. Taip, nes diagnozė tavęs neapibrėžia. Tai koks būtų tavo palinkėjimas mūsų klausančiam žmogui, kas liečia sveikatą? Tai gal mes atsispirkim šiandien nuo to terrain suvokimo ir kad terpės suvokimo ir kad yra tas struktūrinis komponentas, kuris turi savo ribas. Ir aš turbūt palinkėčiau panagrinėti savo tas ribas ir nuspręsti, ar ten, kur aš eikvoju energiją, tikrai verta mano energijos, nes visko kaina yra už tai atiduodamos energijos kiekis. Ačiū tau labai, kad atėjai į laidą, kad dalinaisi savo žiniomis ir edukavai tiek mane, tiek mūsų klausytojus. O jums labai ačiū, kad klausėte ir iki kitų kartų.